Prezidentė Dalia Grybauskaitė užbaigė generalinės prokuratūros vadovybės formavimą. Ji pabrėžė, kad šiandien kaip niekada visa vadovybė turi vienyti bendras susiklausimas ir veiksmų darna. Esą tik tvirta komanda gali priimti nelengvą iššūkį, tekusi generaliniai prokuratūrai – atkurti visuomenės pasitikėjimą ne tik teisėsaugos institucijomis, bet ir visą valstybę. Finansų ministrės Ingridos Šimonytės teigimu, kitąmet neturėtų įsigalioti jokie nauji mokesčių pakeitimai. Numatoma tik padidinti dyzelino ir cigarečių akcizus, o diskusijos dėl nekilnojamojo turto ir automobilių mokesčių įvedimo, taip pat gyventojų pajamų ir pridėtinės vertės mokesčių tarifo keitimo kol kas atidedamos. Teisingumo ministerija siūlo numatyti, kad iš nusikaltimus padariusių asmenų būtų galima konfiskuoti ne tik tiesiogai nusikaltimo būdu įgytą turtą, bet ir jį panaudojus gautą ekonominę naudą. Šiai galimybei įtvirtinti yra parengtos baudžiamojo kodekso pataisos. Taip siekiama užkirsti kelią asmenims gauti pajamų iš jų padarytų nusikaltimų bei mažinti motyvaciją nusikalsti. Pensijų fondų dalyvių asociacija dar kartą prašo kreiptis į Konstitucinį teismą dėl sumažintų įmokų į pensijų fondus. Vilniaus apygardos administraciniam teismui teiktame skunde prašoma įpareigoti Sodrą pervesti būsimųjų pensininkų sąskaitas ne mažiau kaip 5,5% jų pajamų, kaip tai ir buvo numatyta startavus pensijų kaupimo sistemai 2004-aisiais. Nacionalinio egzaminų centro duomenimis daugiausiai 100 balų įvertinimų už valstybinius brandos egzaminus šiemet surinko Vilniaus licėjus, Panevėžio Juozo Balčikonio ir Vilniaus Žirmūnų gimnazijos auklėtiniai. Tokius įvertinimus Lietuvoje iš viso gavo 864 abiturientai.